Grįžtame į Klaipėdą, kur Žalgiris ką tik Manto Kalniečio dėka atidarė sąskaitą ir dabar Manto Kalniečio bei Dainiaus Šalengos dėka gali sumažinti varžovų persvarą, tačiau dar vienas tritaškis skrieja pro šalį. Žalgiris tiesa nusiima kamuolį po varžovų krepšiu. Abu taiklūs Manto Kalniečio baudos metimai. Ir po to labai tiksliai suveikęs Žalgirio komandos presingas. Buvo tikras netikėtumas Klaipėdos komandai. Trise užspaudė vieną varžovą žalgiriečiai ir privertė jį suklysti. Tiesa, naudos iš to nedaug. Netaiklus metimas iš toli ir po to dar vienas prarastas jau svečių kamuolys. Paulius Markeliūnas. Aikutavičius iš 3 taškų zonos. Taiklus metimas. Neptūnas nusiteikęs ryžtingai 13-2. 11 taškų persvara. Paulius Jankūnas. Mantas Kalnietis ir pražanga prieš Paulių Jankūną. Valdas Vasilijus baudžiamas asmeninė pražanga. Bando naudoti savo dabar svarbiausiais ir didžiausiais koziriais Kauno Žalgiris. Ieškomas yra Paulius Jankūnas, žmogus, kuris aukštesnis yra už daugumą jį dengiančių varžovų ir po krepšiu gali labai sėkmingai žaisti. Jeigu tik tai gauna kamuolį, dabar prie baudų metimo linijos Žalgirio kapitonas, pirmasis jo taškas. 4 minutės ir 13 sekundžių lieka iki pirmojo kėlinio pabaigos. Antrasis baudos metimas taip pat taiklus, Jankūnas mažina skirtumą iki 9 ir vėl aktyvi Žalgirio gynyba. Vos išsigelbsti Neptūno krepšininkai, išsprūsdami iš šio presingo. Arvydas Aikutavičius dabar jau su kamuoliu varžovo aikštės pusėje. Prieš jį Artūras Milaknis, Martynas Mažeika jį gainiojasi. Mantas Kalnietis, tačiau kamuolį perima iš gerokai aukštesnio varžovo rankų. Artūras Milaknis, jo metimas taip pat netaiklus ir vėl sėkmingai kovoja dėl atšokusių kamuolių Klaipėdos ekipa. 8-5 kol kas laiminti pagal šį rodiklį. Arvydas Aikutavičius nuima kamuolį po krepšiu atsidūręs Neptūno komandos aukštaūgis Arvydas Vaitiekus ir Marius Kasilevičius pelno 2 taškus. 15-4 vėl dviženklis pranašumas ir matote šypsenos Neptūno komandos gerbėjų veiduose. Mantas Kalnietis. Iškart dvigubą keitimą ruošia Žalgirio treneriai. Aikštę grįš Jonas Mačiulis ir taip pat pirmą kartą šios dienos rungtynėse pasirodys Šarūnas Vasiliauskas. Paulius Jankūnas su kamuoliu ir 2 taškai. Ir vėl veikia ši schema. Kalnietis Jankūnas. Žalgiris vėl sumažina skirtumą iki 9 taškų. 2 minutės ir 40 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Na, jeigu kalbėsime apie Žalgirio komandos stabiliausius žaidėjus ir lyderius, tai pastaruoju metu galima išskirti 2 tokius krepšininkus, tai Dainius Šalenga ir Paulius Jankūnas. Galbūt šiek tiek prasčiau nei esame įpratę matyti šį sezoną rungtyniauja Jonas Mačiulis, tačiau reikia pasakyti, kad pastarasis žalgirietis jaučia peties skausmus, beje, metančioje rankoje. Ir galbūt tiesiog negali žaisti taip, kaip norėtų pats, kaip norėtų to treneriai, kaip norėtų to komandos gerbėjai. O dabar nesėkmingas bandymas vėl atiduoti kamuolį Pauliui Jankūnui ir tai yra jau 7-oji Žalgirio klaida. Didokas rezultatas, turint omeny, kad sužaista tik tai 8 minutės. Ir nusiima kamuolį Žalgirio komandos centro puolėjas Darius Šilinskis. Šarūnas Vasiliauskas pradeda savo komandos ataką. Prasidėjus prieš paskutiniai pirmojo kėlinio minutei. Jankūnas blokuoja jo metimą Vaitiekus, tačiau paliktas be priežiūros savo šansą išnaudoja Darius Šilinskis. Mažindamas vėl skirtumą iki 9, būtent toks skirtumas pastaruoju metu ir laikosi. Nes į kiekvieną sėkmingą Žalgirio ataką pataiko 2 taškį metimą. Vienas iš Neptūno krepšininkų, pastaruoju metu dažniausiai tai yra Arvydas Aikutavičius, vėl grąžindamas dviženklį pranašumą savo komandai. 19-18 Šilinskis, Mačiulis,
iš toli, vėl kamuolys suspurda lanke, tačiau yra spjaunamas. O Eitutavičius išprovokuoja dar vieną pražangą ir kol kas šiandien labai aštriai ir naudingai žaidžiantis Klaipėdos Neptūno komandos gynėjas stos prie baudų metimo linijos. Beje, būtent jis yra rezultatyviausias Neptūno krepšininkas atkrintamosiose varžybose, gerokai pakėlęs savo vidurkį nuo 10 iki 16 palyginti su reguliariuoju sezonu. Pirmasis baudos metimas netaiklus, kol kas Eitutavičius šiandien taip pat rezultatyviausias, 7 taškai jo sąskaitoje. Žalgirio komandoje kol kas nėra kaip kalbėti apie rezultatyviausius. Paulius Jankūnas 4, likusi komanda 4 taškai. Ir keitimas. Likus žaisti 1 minutę šiame kėlinyje. Eitutavičius sėdasi pailsėti, vietoje Osvaldas Kurauskas. Vasiliauskas su kamuoliu. Žalgirio komandos gretose taip pat pasirodė Tadas Klimavičius. Žaidėjas, kuris taip pat rungtyniauja pastarosiamis savaitėmis tiek atkrintamosiose varžybose, tiek ir BBL finalo ketvirto mače. Gana stabiliai ir naudingai, nieko kažko ypatingai neišsiskiria, tačiau visą laiką būna arti dvigubo dublio. Ir neišnaudoja savo šansą dabar Neptūnas. Netaiklus jų metimas iš po krepšio. Galimybė Žalgiriui priartėti prie savo varžovų, kurie dabar jau turi 12 taškų pranašumą. Šarūnas Vasiliauskas. Nepavyksta jam ir lekia į priekį. Visas Neptūno penketas bando grįžti į gynybą laiku Žalgiris. Tai pavyksta padaryti svečiams. Paskutinės 10 šio kėlinio sekundžių. Visas jas gali kamuolį valdyti aikštės šeimininkai. Osvaldas Kurauskas. 3 sekundės, Arvydas Vaitiekus numeta kamuolį laisvam likusiam komandos draugui ir Deividas Gailius nepataiko aidint kėlinio sirenai. Nepaisant to, jis kartu su savo komanda per pirmasis 10 minučių susikrovė 12 taškų persvarą.